O nu, atvežti nebegalėtų, jeigu kas trūktų vatom. Senelis ir senelė, jie turėjo vištelę. Artėjo Velykos, o vištelė niekaip nepadėjo kiaušinėlio. Galvojo senelis, galvojo bobutė, kaip reikia padaryti, kad vištelė padėtų kiaušinėlį. Niekaip nesugalvojo, tada bobutė pasikvietė anūkėlę. Galvojo anūkėlė, galvojo senelė, galvojo senelis, kaip padaryti, kad vištelė padėtų kiaušinį. Niekaip nesugalvojo. Tada anūkėlė pasikvietė šuniuką. Šuniukas galvojo, anūkėlė galvojo, senelė galvojo, senelis galvojo, kaip padaryti, kad vištelė padėtų kiaušinį. Niekaip nesugalvojo. Tada šuniukas pasikvietė katinėlį. Galvojo katinėlis, galvojo šuniukas, galvojo anūkėlė, galvojo senelė, galvojo senelis, kaip padaryti, kad vištelė padėtų kiaušinį. Niekaip nesugalvojo. Tada katinėlis pasikvietė pelytę. Galvojo pelytė, galvojo katinėlis, galvojo šuniukas, galvojo anūkėlė, galvojo senelis, kaip padaryti, kad vištelė padėtų kiaušinį. Niekaip nesugalvojo. Artėjo Velykos, tai begalvojant jiem atėjo ir naktis, visi nuėjo miegoti, o atsikėlė, žiūri, kad vištelė padėjo nepaprastą, o stebuklingą kiaušinį. Šuniukas, anūkėlė, katinėlis, pelytė, kad vištelė padėjo tokį stebuklingą kiaušinį. Kamara ir sėklyčia, priperėjo pilna gryčia, ir kamara ir sėklyčia, prrrša, ramta drylė,